Šiauliai, Pietinis. Taigi, sveiki atvykę į mano ofisą. Žmonės manęs buvo paklausę, kokius dirbtinius intelektus, dirbtinio intelekto įrankius aš naudoju savo profesinėje veikloje. Ir mano atsakymas būtų gan paprastas. Aš jo beveik nenaudoju. Yra tik 4 funkcijos, kurios yra man naudingos. Tai visų pirma, upscale'as, tai yra, kai reikia padidinti paveiksliuką, kad tu galėtum jį artinti, tolinti. Ir tam aš naudoju Topaz Gigapixelį, kuris yra baisiai gera programa, kurią naudoju nuo 2019 metų. Prieš tai buvau naudojęs tokį Waifu 2X. Ir atvirai pasakius, labai gera programa, ypač kai reikia didinti partnerių logotipus. Nes, sakykime, kartais būna partneriai atsiunčia prastesnės kokybės logotipą ir reikia jį padidinti, kad jis normaliai atrodytų. Tada kitas dalykas yra audio pagerinimas. Tam aš naudoju Adobe Podcaster. Baisiai gera programa, bet apribojimas yra iki 3 minučių garso įrašui, bent jau nemokamoje versijoje. Ir trečias dalykas būtų Autopod. Apie jį aš jau buvau kalbėjęs valandinėme video, kuris vadinasi Kiek tu moka. Aš buvau nurodęs kiek, kaip ir kas. Ir dabar biški flashback. Na, podcastus pašalina tylas ir panašius dalykus. Parodysiu pavyzdį su ponais Kiguoliu ir Zyzu. Mes turime Autopodą. Jūs galite jį visą mėnesį išbandyti nemokamai, pasirenkate Windows, Extensions, Autopod, nurodote raktą, kurį gavote užsisakę šią paslaugą su savo e-mailu ir pasirenkate Jamcut Editor. Su ilgesniais video karp ilgiau, o su trumpesniais tai yra visiškas sekundžių reikalas. Ir dabar reikia pasakyti, kad šita funkcija atsirado ir ant DaVinci Resolve, dėl ko pagaliau galima ištrinti Premierą. Ir paskutinis dalykas tai yra vertėjas. Tam aš naudoju DeepL. Baisiai geras, veikia naršyklėje ir taip pat yra įskipis, kur gali laisvai jį naudoti bet kur. Įsivaizduokite tai, kad jūs traukia moteris, kaip ir dabar, emociškai ir seksualiai, bet jų nėra. Jos egzistavo labai senai ir niekas nežino, kaip jos atrodė, tačiau už fosilijų galima susidaryti neblogą nuomonę, bet jų nebėra. Tai reiškia, kad ne tik žinai, jog niekada nebus jokios galimybės turėti lytinių santykių su tokiu žmogumi, bet netgi nėra galimybės kada nors pamatyti tokį žmogų realiame gyvenime. Tačiau visų kitų, išskyrus labai nedaugelį, netraukia moteris. Jos traukia visai kas kita. Taigi, kitaip tariant, niekur internete niekada nerasite pornografijos, tik neseksualias moterų nuotraukas. Visi, kuriems pasakojate apie savo potraukį moteriams, mano, kad tai bjauru. Kad atsikvėptumėte, jūs leidžiatės į neseksualias moterų nuotraukas. Nežinote, kad niekada nebus geriau. Ir čia mes galime pataisyti tekstą, jeigu jis netinka, tiesiog spaudžiame dešinį ir tada sakome, štai koks mano gyvenimas. Esu 6 laipsnio zooseksualas. Mane seksualiai ir emociškai traukia tiranozaurai. Ir niekas kitas. Moteris manęs net netraukia. Esu prakeiktas gyventi kančioje. Kad mano stipriausios emocinės fantazijos niekada net nei iš tolo neįsipildys. Gyvenimas man panašus į pragarą. Niekada nepažinsiu tikros meilės. Kas man patinka su DeepL, kad jis verčia gan gerai ir jeigu tekstas parašytas šnekamąją kalbą, jis irgi verčia šnekamąją kalbą. Dar geras dalykas yra tai, kad jis turi ir naršyklės papildinį, kurį galima paspausti ant teksto dešinį mygtuką ir jis išverčia. Pavyzdžiui, čia man per Fiverr kažkas parašė ir žiūrim, ką jis ten angliškai parašė. Paspaudžiam dešinį. Translate with DeepL. Sveiki, kaip sekasi, ieškau balsų lietuviškai rašyti klientui, reikia tenais garso, atsiųskite pavyzdį, kad galėčiau parodyti klientui ir taip toliau. Ir tada čia kažką Fiverr rašo, su šituo negalima susisiekti, tai neturės įtakos jūsų atsakymų. Aišku, aš suprantu, kad jūs norite sužinoti, kokį generatyvinį ją aš naudoju. Tas, kuris generuoja paveiksliukus, muziką ir panašiai. Jis nėra toks naudingas, bet pasižaidimo aš galiu pasiūlyti kelis variantus. Ir manęs buvo klausę, ar galima iš jo uždirbti pinigus. Techniškai taip. Ar gali uždirbti kiekvienas? Na, ką šį gali žaisti kiekvienas, net ir 80 metų močiutė. Tačiau, ar jį gali žaisti NBA? Tikrai ne. Taip ir su generatyvinė AI. Kuo mažesnis barjeras, tuo daugiau konkurencijos. Ir aišku, yra visokių ten žmogaliukų, kurie sako, kad va čia ten 6 tūkstančius, 10 tūkstančių ir daugiau uždirbs iš to, bet aš pasakysiu, kad ne, jūs to neuždirbsit. Žinoma, aš turiu deklaruoti interesų konfliktą, kad būtų viskas aišku, nes taip vadinamieji AI bratanai teigia, kad jų dirbtinis intelektas pakeis visas profesijas, kuriomis aš užsiimu. Tai numeris 1 – video montavimas.
Turėjau tokį kontraktą, gerai mokėjo. Antras su juo susijęs dalykas vadinasi motion design. Irgi žada pakeisti, kol kas dar nepavyko. Trečias dalykas – įgarsinimas. Apie šitą kalbą, kad jau viskas, tokių nebebus. Ir ketvirtas dalykas – piešimas. Jie jau 100 metų kaip pakeis. Prieš 25 000 metų 1000 pro senelis ant savo urvo piešdavo visokias nuogas bobas. O dabar jo 1000 proanūkis generuojasi savo svajonių moteris. Dideli papai, stangrus užpakaliukai, nėštumai. Niešios vienuolės komunistės, besibučiuojančios musulmonės, Homeris apvaginėjantis vaistinę ir yra nemažas N18 turinio kiekis, kuris yra generuojamas kas valandą. Taigi, pradėkime nuo generatorių. Ką jie mums gali pasiūlyti? Stable Diffusion. Tai yra labai populiarus ir visiškai nemokamas generatorius, kuris veikia tiesiai iš jūsų kompiuterio. Tiesiog reikia nueiti į GitHub, iš ten parsisiųsti failus, juos išzipinti ir paleisti programą. Jie automatiškai parsipumpuoja viską, ko jai reikia ir dar masažiuką pasidaro. Šio generatoriaus pagrindinis pliusas yra tas, kad jame visiškai nėra jokios cenzūros. Ir viskas, ką tu nori, gali būti sugeneruota. Ir yra tam tikras learning curve, nes reikia žinoti tam tikrus promptus, kad gautųsi geras rezultatas. Tiesiog bet ką parašus, gausi šūdiną vaizdą, o kad gauti norimus rezultatus, yra sukurta begalė modifikacijų, checkpointų ir lorų, kurios leis greitai generuoti norimo stiliumi. Yra priežastis, kodėl tai yra pagrindinis N18 generatorius. Ir savo konkurentus reikia pažinti prieš juos nužudant. Pagrindinis minusas yra tai, kad šiam generatoriui reikia padaraus kompo, tiksliau vaizduškės, kad greitai generuotųsi. Su mano vidutiniu pajėgumo kompiuteriu Ryzen 5900X 128 DDR4 3600 ramais, Nvidia RTX Cam Ti 16 GB ir 30 TB laisvos vietos, mašinoje generuojasi viskas greitai. Midjourney. Tai yra Discord generatorius, kuriam susimokėti reikia 10 € per mėnesį ir jūs gausite galimybę generuoti vaizdus. Tai pirmas generatorius pasiekęs adekvačias vaizdo generacijas. Žmogus, kuriam dirbau, Skirmantas Malinauskas, ant savo YouTube kanalo pradėjo jį naudoti nuo 2022 metų. Ir kartais su juo mes šią temą pasirašinėjom. Kaip pats generatorius jis yra galingas ir generuoja greitai, bet yra cenzūros ir negali būti smurto ir N18 turinio. Kreja. Šis yra mokamas, bet įgyjantas populiarumo dėl to, kad jo yra labai lengva naudotis ir jūs galite prigeneruoti daug ir gan adekvačios kokybės vaizdų. Priklausomai nuo jūsų užklausos šioje platformoje galite daryti ir video, pagerinti nuotraukas, bet man svarbiausia funkcija kaip žmogui, kurį domina kaip su generatoriais apgaudinėja žmonės, yra tokia fun funkcija, kuri leidžia treniruoti generatorių pagal save. Ir jūs galite įdėti senelį Landsbergį ir rodyti žmonėms, kaip jis vagė šiferį senovės Japonijoje, prie senovės romėnų ir kaip jis vagė šiferį dabar. Iš vidaus su generatoriu yra nemokamas Luma. Luma generuoja 5 sekundžių įrašus, nemokamai, bet generuoja gan ilgai. Rezultatas yra kaip kokioje loterijoje. Ir yra visai neblogas mokamas Kling. Jis generuoja kažką panašaus į adekvatų rezultatą. Tačiau tai yra vis tiek gan toli nuo to, ką galima naudoti darbe. Kompiuteris, dirbtinis intelektas, neurotinklai, LLM, mašininis mokymasis, ar kad ir kaip tai vadinasi, padaro apie 60% darbo. Likusi reikia dabaigti su Nuke, After Effects ar panašiais įrankiais. Nors vaizdo generacijos tobulėja, yra daug vadinamo Uncanny Valley. Ir pavyzdžiui, aš žiūrėjau tokį kanalą Įdomioji dokumentika. Buvo žmogus padaręs videos apie senovės romėnus. Ir buvo kadras su kolizėjum. Ir ten man labai akis badė tie artefaktai dirbtinio intelekto. Aš prieš patį autorių nieko neturiu, bet atsiprašau, tie vaizdai atrodo dišovai. Dar yra visokie Pick Edition, kurio nebandžiau, bet jis atrodė gan įdomiai. Ir ten galima įtraukti visokių aktorių. Dabar dėl klausimo, kaip užsidirbti iš paveiksliukų ir video, kurios generavo AI, tai panašiai kaip ir su žmogaus kurtais paveiksliukais ir video, per stokus ar platformas. Žinoma, priklausomai nuo platformų yra komisiniai, kurie eina nuo 20 iki 30% ir moka priklausomai nuo parsisiuntimo kiekio. Nors atvirai pasakius, ką aš čia suprantu? Yra žmonių, kurie su vakar pasirodžiusią technologiją jau visą mėnesį kaip kala 10 000 per mėnesį. Ką aš čia išmanau? Kaip ten sako tie guru, reikia žiūrėti anime 5 kartų greičio. Ir aš galiu pasakyti, kad jums reikia vienu metu žiūrėti 32 epizodus, kaip tai daro AI. Ir aš nieko neprižadu, nieko nepažadu ir nieko negarantuoju. Ar jums pavyks susidirbti, tai yra jūsų asmeninis reikalas. Aišku, su visais tais AI'ais atsiranda ir problemų. Vadinamasis AI slop.
Žemos kokybės turinys, kuris užteršia visas socialinės platformas. Pradedant nuo cringe'inių vidosų iki senelio, kurio gimtadienio niekas nelaikina. Socialinėse platformose taip apgaudinėja vyresnio amžiaus žmonės ir būstina feikinius profilius. Kas be ko, tai padidina konkurenciją. Socialinėse tinkluose darosi sunkiau iškilti, nes turi prasiveržti jau ne pro šūdo upelę ir jūrą, o per visą šūdų vandenyną ar hidrosferą. Be to, nemažai ir visokių skemų, ant kurių dėl geresnės kokybės pasimauna nemažas kiekis žmonių. Ir vienas iš tokių skemų vadinasi dirbtinio intelekto kursais, kurios pardavinėjantys žmonės nugrėžia valstybės pinigus. Kita generatorių dalis, apie kurią reikia žinoti, yra muzikos generatoriai ir balso klonuotojai. Populiariausi šiuo metu yra Suno ir Udio. Ar jie gali generuoti muziką lietuviškai? Taip, ir netgi su visai neblogu tarimu. Į greitkelio rūką įjungia ilgą šviesą polioj piromenų ir keikis vagiaši dabar. Lengva naudotis ir jūs galite prigeneruoti daug ir gan adekvačias kokybės. Nemokamai jie leidžia pageneruoti net 5 dainas per dieną. Ir ką aš pastebėjau yra tai, kad kuo muzikos žanras yra artimesnis prie lietuviškas estrados, tuo geresnis tampa tarimas. Bet pagrinde, aš jo žaislus naudoju Lino Hermano ir Juodos orchidėjos remixams. Čia blėt per bezabrazė, kaip čia pinigų negali niekad niekur pasikeisti. Prie lito buvo visiškai kitaip, o dabar blėt, krašą nahui, va, blėt, kiek kapitavė? 5+3, 8, blėt. Toje galybos skoloje, išplafoto, nes aš turėjau 8 mokėt. Blėt, ir nebuvau įspėtas, kad reiks mokėt, čia jau lemona, prie prisdėlino, Lina Klimanienė, vadybininkė, blėt, neįspėra niekur, nahui nėra 8 žodžių, niekaip, blėt, kad reikščiau smūgių pinigų turėt kaime, kažkur kažką atpilt mokėt. Blėt, tas ebrėjas, nahui, kai aš čia pirtinį pikė, man čia blėt sugalvota. Kad Europos Sąjungos šalis visą sujungti vieną padaryt Euro, o iš Amerikos zero. Blėt, taip ir Plenikovo ir Makovo, kas čia yra šitmo, kinės galima, kaip bus veitė, atsakyk, atsakyko. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėjo. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man kadais juoda orchidėja. Kad esam skirtingi, tada nerūpėjo, buvau pakelės žolė, o tu orchidėja. Balso klonavimai ir generavimai yra Mangijo, Sovets ir kitos panašios programos. Rekomenduoju pasižiūrėti Bubilo vidosą, kaip jis iš savęs padarė anime mergaitę. Balso klonatoriai yra sėkmingai naudojami telefoninių sukčių darbuose ir jau užsidirbant visai neblogas sumas šiais ar praeitais metais. Dar su balsais yra įvairūs tekstų speechai ir Eleven Labs. Ir dažniausiai yra naudojamas tas dišovas tekstų speech, nes Eleven Labs yra mokamas ir visai neseniai ant streamo teko išbandyti dirbtiniu intelektu įgarsintą žaidimą, vadinasi Sancticide, ir rezultatai gan tragiški mano nuomonė. Visai žaidimą ištraukė. Press the assigned button right before bloody traitor of his own kind. Were you even listening to what I said or just looking around? She was with a child, not with child. I just killed the mother. Did not have the papers to do the kid as well. We're sin collectors, not murderers. You'll grasp the difference soon enough. Still, the view's a thing. Hold on, child. You think just anyone can rush through the Citadel like that? First, you need to go through basic safety and workplace hygiene training. Iš lietuviškų dirbtinių intelektų šiuo metu nieko gero negirdėjau. Tai dar galiu atsipūsti. Taip pat pardavinėjau ir lietuvišką akcentą, kuris mano nuomonė visai neblogai parsidavinėjo. Su vis, without, zer, zet ir taip toliau. Kaip sakoma, su zer, zet. Tai kokias išvadas galima pasidaryti apie šią technologiją? Yra gan įdomi ir aš nesu prieš ją. Aš ją naudoju, ji tobulėja ir jos neuždarysi. Skynetas jau paleistas ir jis jau žudo žmonės. Ir gan sėkmingai. Vieną daro kare,
kita daro su masiškai spausdinamomis knygomis su klaidinančia informacija, dėl kurios apsinuodėja ar miršta žmonės. Ir jau realybėje yra tokių atvejų. Skemams šie įrankiai yra pats tas. Skemeriai netgi trina rankutėmis ir laukia naujo progreso. Žiūrint į mažą statistinio vartotojo nuovokumo lygį, jie kaifuos dar gerus 5 metus į priekį. Kalbant iš darbinės pusės, ko man trūksta, tai vientisumo, konsistencijos. Nes rezultatas yra kaip iš žaidimo automato. Kiekvieną kartą generuojamas skirtingas. Ekrane atsidariau Afterį, greitam efektui. Su nemokamu pluginu Saber. Susikuri juodą solidą ir darysim žaibą. Tokio tipo animacija rinkoje kainuoja tarp 30 ir 40 $. Ją galima padaryti per greičiau nei 5 minutes ir nuo 0 per 10-15 su tutorialu. Kairėje pusėje yra efekto kontrolė, kurioje galima valdyti animaciją, jos stiprumą, intensyvumą ir daugybę kitų parametrų. Ką aš noriu pasakyti tai, kad nėra tokios geros kontrolės. Kaip vartotojui viskas liuks, prikolas netgi, bet iki darbinio naudojimo man trūksta. Taip pat turiu paminėti, kad šie servisai ima mėnesinį mokestį. Jeigu jūs naudojatės legaliu softu, kitaip negu aš, jums prisidės prie prenumeratų naštos. Ir aš rekomenduočiau naudotis tokiais dalykais kaip DaVinci Resolve, kuris yra nemokamas, Blender 3D, kuris irgi yra nemokamas, ir pasižiūrėti daugybę tutorialų, iš kurių jūs gausite žinių, kurios leis jums užsidirbti neblogus pinigus. Žinoma, reikia pasakyti ir tai, kad AI grąžino senas geras raganų medžioklės, kadangi dėl masinio AI turinio kiekio žmonės, kurie piešia, susilaukia kritikos, kad jų darbai naudoja AI. Ir dėl to jie gauna didelį kiekį heito, kas verčia juos palikti internetinės platformas. O AI taip užplūdina viską, kad žmonės palieka tinklapius kaip Pinterest. Ir yra toks fainas dalykas, kad dabar gali laisvai ir lengvai susigadinti reputaciją amžiams, panaudojęs dirbtinį intelektą. Taigi, tai yra lengvas būdas užsidirbti cancel, kas yra gerai ar blogai priklauso nuo požiūrio. Ar aš mes iš darbo, ar paliks basą gatvėje geriant iš balų? Na, kol kas dar ne. Dar kol kas turiu aktyvių užsakymų tiek video montaže, tiek ir motion designą, ir taip pat ir pasyviai uždirbau iš parduodamų šablonų per Envato Elements. Bet yra tokia veikla kaip įgarsinimas, kurią galbūt galimai pašalins greitų metų per ateinančius metus 2. Nesako jau ir su emocijom ten įgarsina intelektas ir taip toliau. O dėl piešimo aš nesijaudinu, nes aš esu furistas. Ir jeigu matote mano kanalo logotipą, jūs turėtumėte suprasti, kokios tipo kreipos yra dalykas. Ir kam patinka toks menas, jie visada investuoja žmonės. Ir aš galiu pasakyti tai, kad tai yra visai finansiškai saugi pozicija. Mano nuomonė, subjektyve, AI yra overhyped produktas. Tai reiškia, kad šis produktas yra išreklamuotas kaip geresnis, nei jis yra. Tai nereiškia, kad jis yra visiškai beviltiškas, nenaudingas, kad iš jo nieko gero nepanaudos ir taip toliau. Tai reiškia, kad tiesiog jis turi specifinį panaudojimą ir jis gali būti panaudojamas tam tikrose vietose specifiškai arba su papildomu darbu, kaip buvo padaryta su tam tikru filmuku apie berniuką balioną. Ta pasakius, aš pristačiau populiariausius šios dienos įrankius. Taigi, jeigu jūs turite komentarų, pasiūlymų, nuogąstavimų, pykčio, pagiežos, meilės, liūdesio ar kažko kito, pasidalinkite tai apačioje ir tikėkime, jums pasiseks karjeroje ar pasiseks naudojantis dirbtiniu intelektu. Ačiū, kad žiūrėjote ir su jumis buvo aš, Noelis, vienintelis ir nepakartojamas. Ir iki kito karto. Kadaise abu kartu pavijome vėjo, juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man, kada vis juoda orchidėja, na hui.